Labą rytą visiems. Vakar sustojau čia ir stovėjau, nieko nevažiavau. Ką čia va? Pusė kilo pasikrovimas. Važiuoja. Gal čia numirė mano kamerytė, va, pasisvėriau. Čia buvo aš kažkada jau. Pasisvėriau, dabar važiuoju lauk, aplinkui vėl. Į eilę stot. Ir viskas. Rimta tema. Čia tiesiog pasikroviau. Ir va čia ant gatvės miegojau. Kaip ir šiandien miegojau ant kitos gatvės. Paskiau čia vakarą sustojau jau pasivaikščiot. Ir pamačiau, kad aš čia esu karočią buvęs. Supratau, kad čia galima stovėti, čia nieks nieko baisaus ir nesakys. Kad čia praeitą kartą pasikroviau, išvažiavau. Ir va čia, kur tasai stovi raudonas, lygsis posūkiais. Ten nestovėjau. Čia tokie triperiai stovėjo. 2 ar 3. Ir dabar juos žiūri išvežė. Į metalą per vadį. Čia šiek tiek sustojęs ir stovėjau. O priekį važiuoja triperis irgi. Jau pasikrovęs, jau jisai varo darbus. Jau išvažiuoja, va. Čia važiuojam. Aplinkui. Ir stosim eilį, jas ten triperis laukia. O tas kraunas tai grabas. O atvažiuoju pats pasikrauna. Arba atvedu kažką pats iškrauna. Ką lėkiam atgal, o čia tas pats video nutrūko, aš toj parodysim kur kas kaip yra. Važiuok dėlis. Aš važiuoju iš paskos, tai paskui man reikės sulaukti. Va, čia leidės. O, dar nevažiavo, dar laukia. Va čia va, dar ir stovi. Aš čia važiuosiu. O tas Kamazas įvažiavo. Atlaisino įtarę man, kad mes čia sustosim. Važiavo pakrovė. Keičiam Kai čia yra 26,800 normaliai pakrovė, žiūrėjau. Tas dėdės su to mėlynu traktoriu. Thank you very much, dėdė. Labai gerai pakrovė. Matyt, akį atkalę. Važiuoju čia ant tos gatvelės sustosiu. Kaip pirmai važiavau. Užsidengsiu, sutvarkysiu, pasiruošiu. Ir važiuosim. Nu ką, užsidengsim. Tvarkysim viską. Pasidarysim viską. Kad būtų gražu ir būtų galima legaliai važiuoti. Biškelį buvo metalo išlindėjau, tvarkiau. Ką čia man paršūdą pakrovė? Pažiūrėsim tada. O, čia nėra labai daug. Tai reiškia, kad biškelį gaidys, na. Ta reiškia. Blemba. Negerai taip. Ką čia padarius?
kad nenumirus. Pabandysim tokį variantą. Iš tikrųjų galima ir įdėti, nes manau verčiant išimti nereikės, o gal. Ne, nepakelsiu. Čia blemba, jeigu iššoksiu, aš paskui neišlipsiu. Ar išlipsiu? Nelabai eina. Tas nekietas. Vis tiek man to reikės lipti jūs išiminėti. Все, išvarom. Kažkaip sunkiai čia įtempė. Trūko oro. Gali būti toks variantas. Sukam į dešinių pusių, kaip tik dabar žalias mums. Važiuosiu per žalę, važiuosiu per raudoną ir tegul žino visi, kad čia mano zona. Gerai būtų dabar nieką nenuvertus, nieką neišlaužus. Ir ant bordiūrų neužvažiavus. Jebadiu, viskas, kaip sakant, viskas pagal programą. Pagal safety program. Vo, miegojau naktį va čia. Va čia miegojau, kur ta mašina stovi. Bet aš žodžiai nebombardiru, va čia padešinė. Ir tas vauzalis, va čia prie to stulpo. Ant šviesos, tvarkingai. Ir viskas. Pailsėjom. Madėtis gražiai, sotis prisispaudė prie bordiūro. Dėkui, dėdė. Nu ką, man dabar 2 valandėlės. Pavažiuoju dar, dar sustosim į serviziuką, naisim, apsitvarkysim reikalus. Ir viso, nuvažiuojam, išsiverčiam. Šiandien tikrai darbą gausim ir net pasikrausim, aš taip galvoju. Galvoju, gal gali būt agregatai. Ten vietoj tai agregatai. Gali būti toks variantas, gali būti kitoks. Nespėliosim, bet galima nebiškelti kartais. Пофантазор. Фантазер. Ты меня называла фантазер. А тебе все и мало. Oi, nespaudi gazo. Iškelti lėdėti žalės susidega ir nereikia statyti mašinos. Taip, liaudis daro. Galvoju, tada per gatvę bėgsim. Pasirodo, kad Ana į stotelę nuėjo. Tokios vanas išlindo. Praleidžiam ir toliau legiam. Gerai, kad jis neužlindo prieš pat nosį, kad mes neužstabdė jisai čia. Kas čia važiuoja greitai. Ambulansai buvo taip lėtai, čia. Iešau gal adresu. Gali būti ir taip. Jo. Sakau,
Būtų jau pasikeitęs jūsų pavadinimas, jo, tipo, sako. Tavo, sako, vienas irgi buvo pažiūrėjau, praeitą savaitę, sako, ne. Irgi to pačio klausė. Jo, Simsų tipo jau nėra. Dabar tipo Unimetals. Arba čia jie pavadinimą keičia, arba kažkas jos nupirko. Bet kad jos nupirko, aš nelabai tikiu. Nes tojo kontorų dėlę nupirktai čia... Nu, koks tai gal ir nupirko, blėt, arabas. Nu ką, reikia sakyti. Visas padaryta. Važiuojam. Egzitas čia. Važiuojam čia. O, šakpilas čia. Kura. Ir va, kompanija sverk, blėt, kad pinigų nėra. O pilas patį brangiausia, ko čia kura. Tai reiškias, yra pinigų. No. Mes tai bandom, ko čia važiuoti tos A24, koks ten S24, ten biškelį pigiau. O tie, blėtant. Ant tos salas, kur pati brangiausia lerka. Nu, ką padarysi? Nežinau, čia galima stoti, negalima, bet sustojau. Kur čia važiuoju? Čia taip man. Ar ne? Faktas tas, kad suprantat, jeigu čia nesidarai, čia važiuoji į tą jardą, viskas. Čia ant priekabos lipti negalima. Vis tiek turėsi žiūrėti lauko, pasidaryti viską, sutvarkyti. Paskui vėl dar kartą žiūrėti. Tai geriau sutvarkyti viskas, daryti. Ir atvažiuoju čia. Viso priekinės to balko neėmiau. Turbūt nieko nebus. Galbūt to pačiau po kairį versiu. O matot, ko čia, va čia varaž yra, va. Negalim nei su kopečiam lipt, nei ant viršaus lipt, nieko negalima. Taip kad jau mūsų atveju vis tiek ar taip gautum iš laukų, kaip ir sakiau. Tai geriau pasitvarkyti viską, turėtų pasiruošus, prisijungt šlangą, išverst ir važiuot lauk. Žiūrim, ką turim. Tikiuosi išbersis tas gražiai. Va mano krūvelė, kur išpyliau kabinais. Kaip aš, netvežiau, ta prasme, metalą juodą, bet čia koks na žaveika, dar kažkas. Pakrauna ten į kitą vietą, kažką tai perkelti. Matau, tai kur vytėjo atimčia stomas, normaliai. Normaliai čia kaušiukas kočiu, bet 3 kaušai ir priekabos nėra. Normaliai čia varo. O tasai sustumėt, priekabos neliko. Tai daug čia. Tonų, keičia metalą. Čia, man atrodo, yra uostas šalia. Apauka laivas tiesiai į laivą krauna.
Normaliai sakyčiau. Nu, kiek mašinų privaryta. Naujų. Čia išvažiavau nuvažiavau, apsisukau. Sutvarkiau popierius. Važiuoju lauk, nes dabar išvažiavus neaišku, kur aš čia sustosiu, bet manau, kad čia pasukus po kairę ten yra snapas. Pasuksim ten, pavažiuosim ir bus viskas liuks. Čia mus ir gal paleis. Dėkui, dėdė. Va čia va, suki į kairę, ten apsisuki ir čia galima stovėti. Čia linijų nieko nėra, čia ne kartą stovėjęs. Tai labai aišku, vanai, kitas žmonės dirba vakare, kaip aš atvažiuoji. Jeigu dar spėjai, tai sustoji, jeigu ne, tai čia žmonės. Dėdė važiuok. Ne problemų. O čia kažkur yra snapas. Viršau kažką. Va čia va. Vat, on road. Tajankija. Čia kolonėlė, man atrodo, yra. Ir snapas yra. Mes čia nevažiuosim. Mes varam tiesiai. Čia kol nuvažiuosiu, stosiu, tai parašys darbą. Nesvarbu. O šaika. Lopa irgi čia. Keliukus. Čia matyt, gal tiesiai ant dajeskas ar kažką tai. Arba vandenį. Vandenį šiaip keičia čia. Dabar visoje Anglijoje. Tos paipus. Nu ką, все. O, čia jie keliai. Ten buvo kas kelias, tai čia kas kelias. Normaliai čia jau dirba. Ai, čia va, ana žylas tam, kur važiavau. Čia kita žylas išvažiuoju. Labai paprasta. Reikėtų vaidus lemba. Svecija, gavau kročio darbą, tai krautis į Vokietiją. Nežinau, čia aš važiuosiu, o kažkas susikėlė. Ar paliksiu Priekabą, nesvarbu, bet Priekabą liko žemėm. Reikės sustot. Kur nors per vienam laipėjui, ten miškelį jas prašluot. Tai viskas. Dar reikia pastrėl man 30 km važiuoti. Bet man reikia Priekabas išlot. Tai va čia jau ką, sustosiu to aikštelį. Ten pastumsiu ablą ir išlosiu pavažiu. Bet man atrodo, ten toliau važiuojant yra tokia murzina aikštelė. Kad tiesiog galima atrodo ant žemės išloti ir pasiremi galvom. Gal čia tik sustojau. Ir žmonės sustojo fūrą. Tai užlot nachu nešlariau. Pizdės, kol susikrau. Kol susidėjau barą ir pradėjau vos ne valandą. Dabar nežinau, aš spėsiu pasigauti. Ir net neišlaviau. Sušlaviau galvą. Ai ne nachu, aš nedu. Aš tai neždu čia kročia. Neždu kročia čia aš šiukšlint. Man tai pofik. Važiuos ten vietą. Jau kraus, tai kraus, jeigu ne, tai nesakysiu, gal turit vyną kokį sukasiu, sumesiu. Nes ne vien žemės, metalas, kaip šukaliai, karočią. Kaip sakant, nekūkim kiaulės. Nu ką, beveik vietoj, čia ką žiūrėkit stovėt galima visur. Tai lafa, nemanau, kad pasikrausiu, bet, kaip sakant, viltis laiką miršta paskutinė, ne? Kaip jūs sakot? Taip, taip. Važiuojam pažiūrėt. Kad
Kas tas ženklas reiškia, stovėti negalima, ne? Ne. Šikt negalima, matyt? Šuo atsitūpęs, reikia surinkti. Čia tos gatvės irgi galima stovėti. Lafa. Normaliokas. Gyvenama, ne? Keep clear long term farm. Oho, tai čia vas, kur nori tam stok, tik tai neaišku, kaip čia su saliarka. Ar atsibūdęs rastum jas? Nors biškelį, nors aš labai daug ir neturiu iš tikrųjų. Nu, žiūrim, ką turim. Gal ir pakraus. O. Vingelbergeris. A ne tas pats, kur man nepraleido uostą. Irgi Hungary. Tas pats turbūt. Na, žiūrim. Žiūrim, kas čia bus. Man atrodo, sakys, važiuok rytojant. Все. Sako, mes dar dirbam, tai ten, sakai, uždaryta. Sako, turiu ant skustyklių. Užsidegs žalias. Važiuosi iki galo. Važiuosi iki galo, sako. Pasuks į kairę, į dešinę. Ir ten. Bus parkingas. Ir sako, ten parkuojas, dėdė. Sakau, no problema. Čia palikau priegabą. Parašiau joks, sakau, tai parytoj krausiu. Parašiau keina. Atsigavau priegabą. Važiuoju pasivažinėti, man Stalino. Važiuoju iki parduotuvės, pažiūrėsiu, kad ten gera. Noriu daržovį nusipirkti. Nes turiu tą, parodysiu. Turiu tą. Turiu, karočią, angarų, kur galima gaminti. Tai noriu kažką prasivirt. O, apsipirkau, parvariau, viso. Čia ten, vat. Ten stovi tas keturkampis išlės. Šiandien gal vakar, arba rytoj išlosiu ir viskas bus gerai. Nieko baisaus. Nuvariu, apsipirkau. Nekabinsiu priegavas ir to prisikabinsiu ryte ir dzinu. Statau ir viso. Arba jeigu netingėsiu vėliau, prisikabinsiu. Dabar palendu tiesiog. Po priekavą ir viso. Paskiau takšpakšt. Prikabinsiu ir viskas. O. Viso. Very good. Karočią. Įstojau jau čia blemba. Sakau, viso jau eisiu. Įsijungiau žinias, jau čia žiūrėsiu, čia varysiu, čia eisiu gamint. Parašo. Gal geriau, sako, tu važiuok laukų iš tenai, sako, nes jis, sako, užkancerino tipo. Lauda. Tai gerai, kad nepradėjau šios gamybos reikalų. Sakau, gerai, važiuoju lauk. Sakau, toli nevažiuosiu, gal rytoj persigalvau, sakau, na jo, sako, tai važiuok, sustok. Tai ten
Važiuoju per to Kamazą, sustosiu. O, jeigu čia ateis pizins alerkas, kad nereiktų jiem toli važiuoti. Čia gal vakariai jungs elektrą. Viso. Tuoj parodysiu. Kokį podą nusipirkau. Apžiūrėjau, toks yra aparatas. Davusi 3 tokios kanistros. Viena, 2 ir 3. Šiandien man reikia tik vienos. Apipjaušiau markyčių ir brokolių. Ir viskas. Pažiūrėjau, gaunas belia kaip skaniai.